Oda labai svarbus žmogaus kūno organas. Jis saugo organizmą nuo mechaninių pažeidimų, išorės poveikio, padeda reguliuoti kūno temperatūrą, išskiria vandenį, joje yra daug receptorių. Tačiau nepaisant to, kad oda turi nuostabią itin svarbią savybę, nuolat atsinaujinti bėgant metams, apsauginis jos mechanizmas silpsta, oda vysta. Tad šį rytą pakalbėkime, kaip tinkamai prižiūrėti ir kuo ilgiau džiaugtis elastinga ir glotnia veido oda. Bėgant metams elastino ir kolageno gamyba nutrūksta. Oda netenka daugelio savo savybių. Iš jų ir taipogi estetinių. Kremai, aišku, gerina odos struktūrą, bet pašalinti raukšles, patempti veidą, grąžinti idealų kontūrą, jie tikrai nesugeba. 30 metų tai amžius, kai plika akimi imami pastebėti fiziologinio senėjimo ženklai. Oda ima prarasti stangrumą ir elastingumą, atsiranda mimikos raukšlių. Organizme mažėja hormonų ir augimą stimuliuojančių medžiagų, ima lėtėti medžiagų apykaita ir ląstelių atsinaujinimo procesai. Technologija Elos aplikatorių Sublime skatina pačią odą sintetinti naują kolageną ir elastiną. Dėl Elos technologijos visa energija patenka į giliuosius sluoksnius, aplenkdama paviršinį. Specialistė teigia, kad atliekant šią procedūrą nejuntamas skausmas ir nemalonus perštėjimas, negresia ir nudegimai. Giluminėme odos sluoksnyje vyksta atjauninimo procesas, atkuriama jaunystė, grožis ir pasitikėjimas savimi. Tad pakalbėkime plačiau, kas yra vektorinis odos tangrinimas ir kaip pasiekti geriausių rezultatų, norint išsaugoti jaunystę. Vektorinis liftingas, kitaip tariant, liftingas aplamai, tai čia yra odos patempimas, odos tangrinimas. Vektorinio liftingo procedūra sukelia giliųjų odos sluoksnių įšilimą, veikiant radio dažnių energijai ir infraraudonai spinduliuotei. Radio dažninės bangos leidžia prasiskverbti į giliuosius sluoksnius, o infraraudoniai spinduliai leidžia įšilti sluoksniams, tai yra reanimuoti kolageną, kad jisai pradėtų veikti. Taigi, atlikdamas procedūrą, specialistas valdo giluminį elektros tiekimą. Nuo 1 iki 4 mm poodinėme sluoksnyje temperatūra nustatoma iki 42 laipsnių. Pagrindinis procedūros tikslas – atnaujinti kraujagyslinį ir tarpląstelinį skystį, kuris užtikrina erdvinį audinių įšilimą. Ir taip skatina gamintis natūralų mūsų organizme esantį kolageną. Gydymas yra saugus, veiksmingas ir rekomenduojamas taip pat ir tamsesniems fototipams. Arba įdegusiai odai, šiuo atveju tokią procedūrą negalima atlikti su lazeriu. Su mūsų Sublime aplikatoriu galima procedūrą daryti ištisus metus. Procedūra yra tinkama visiems odos tipams, bet to ji neatima daugybės laiko. Pakaks vos 30 minučių, kad veido oda taptų jaunesnė ir skaistesnė. Specialistė teigia, kad šią procedūrą galima derinti su kitomis cheminiu odos šveitimu, veido valymu, masažais, injekcinėmis procedūromis. Tiesiog viską reikia daryti tam tikrų laiku. Šią procedūrą labiausiai rekomenduojama atlikti moteriams, kurios oda yra paglembusi. Jūs matote patinusius paakius, pradeda kristi mūsų antakių linija. Geriausia atlikti tada, kada jūs matote jau pakitusi kontūrinį veido ovalą, suglebusi kaklo odą, mimikos raukšlės, kaktos nelygumai. Šį kartą procedūros veiksmingumą išbandė atlikėja renginių prodiuserė Elena Puidokaitė. Moteris teigia, kad dėl spartaus gyvenimo tempo, didelio darbo krūvio ne visada spėja skirti laiko sau, tiek, kiek derėtų. Tai pirmieji nuovargio požymiai jai labai gerai žinomi. Aš iš tiesų esu pastebėjusi tokį dalyką ir manau, kad dažna moteris su manim tikrai sutiks, jog kai sukanka 30 metų, tai staiga per vieną dieną, rodas, viskas ima keistis ir tu pradedi pastebėti tokius dalykus, kurių anksčiau nebuvo. Kadangi pati domiuosi naujovėmis, nes gyvenu aktyvų gyvenimą, noriu būti graži, noriu visada būti pasitempusi ir manau, jog esu verta tokių dalykų. Elena teigia, kad norėdama išbandyti naujas procedūras, jas renkasi atsargiai. Tačiau šį kartą rezultatas pranoko lūkesčius. Jau po vizito pas aparatinės kosmetologijos specialistę pajuto, kad veido oda atsigavo. Buvo išties malonu patirti ir atrasti naujų pojūčių. Tad kogi būtų galima palinkėti kitoms moterims? Reikia nepamiršti savęs, rūpintis ne tik tai savo vaikais, vyrais, namais,
šeima, buitimi ir visais būtinais dalykais, bet tikrai nepamiršti savęs ir palepinti save. Tuomet tikrai mes ir savo šeimoje, ir savo santykiuose su kitais žmonėmis tikrai būsime visai kitokios. Turbūt nereikia priminti, jog ne tik moteris gali pasirūpinti pati savimi, bet ir padaryti nuostabią dovaną savo artimoms moterims, taip pat mamoms, draugiams, galbūt dukroms, o vyrai tai išvien turėtų jau tikrai žinoti, kas yra geriausia ir kokia geriausia dovana turėtų būti kalėdoms. Taigi, mielosios, nepamirškime rūpintis savimi ir savo neblėstančiu grožiu.